Sveiki visi, su jumis sveikinasi Taiperis ir šiandien kuriu dar vieną video apie tai, kaip galima užsidirbti paprastai internetu. Taigi pradėkime nuo to, kad šitas uždarbis būtų kiek gal neįprastas, tai tiesiog galim pavadinti šį vaizdo įrašą kaip referalai. Daug kas esat susidūrę, manau, su jais. Tai kas yra referalai, tai kaip ir minėjau, dauguma greičiausiai žinot, bet paprasčiausiai tariant, kas nežinot, tai tiesiog prisijungimas per kito žmogaus nuorodą ir gauti už tai bonusą, sakykime. Įsivaizduokime, aš dabar prisijungčiau. Jeigu aš dabar prisijungsiu prie šitos platformos ir panašiai, tas žmogus, kuris gausis taip, kad mane pakvietė į šitą platformą, gaus bonusą ten kažkokį. Taigi, kaip ir minėjau, su tais referalais kas gerai yra, kad sakau, galit užsidirbti iš, sakykime, pakviesto žmogaus kažkokią ten tam tikrą bonusą. Tai labai skatinu tai daryti mano Facebooko grupėje, paliksiu jos aprašymą po šio video, bet į ką vadinsis kartu uždarbiai, bonusai ir referal. Pati grupė yra tik tais lietuvių, jokių užsieniečių šiaip nepriimu. Taip pat atidžiai peržiūriu, kas nori prisijungti prie grupės, bet ko nepriimu, nes žinau, kad daug čia tų skemerių prieina. Vėlgi sakau, galit jungtis prie grupės, dalinkitės uždarbiais, čia skatinu tikrai. Ko neskatinu, tai šitų telegramų visokių, telegramų uždarbių. Nes man tai tiesiog atrodo nepatikimas dalykas, dėl to kiekvieną kartą, kai pamatau tokį, tai tiesiog nepriimu tokio posto, bet būna kartais ir priimu, nes tiesiog neįsižiūriu, ką priimu. Tai galiu keletą savo pavyzdžių parodyti, kaip tinkamas tas postas turi atrodyti ir kaip, pritrauktų akį, sakykime. Ir panašiai, tai gerai, tai permesim akim, pavyzdžiui, Fiverr'as, įdarbink savo talentą, čia galit susistabdyti ir pasiskaityti, ką aš čia parašiau, kas čia dar, šiaip gan nemažai čia tų postų aš padariau. Tai kaip tik matot, yra tapulų, viskas konkrečiai parašyta. Užsidirbk atlikdamas pelningas ir trumpas apklausas. Įsiėmimas nuo 2,50 €. Atlik nesudėtingas užduotis, apklausas ir Kaip naudotis programėlė, jokių depozitų, kad naudotis programėlė nereikia kažkokių depozitų, nuoroda, kyla klausimų, rašyk P. Tai žodžiu, viskas konkrečiai, be jokių ten išvedžiojimų, viskas kaip pasakyti ant lėkštutės. Tai čia geras toks pavyzdys, kurį aš irgi skatinu tokią formą irgi skelbti uždarbius. Tai su jumis šiandien buvo Taiperis, laukite kito vaizdo įrašo, nes tai nepamirškit palaikinti šio vaizdo įrašą, jeigu jums jis patiko, jeigu nepatiko, tai nelaikinkit. Kaip ir minėjau, visos nuorodos bus paliktos aprašyme, tai po šio vaizdo įrašo bus tik šios Facebooko grupės šitą nuorodą. Tai junkitės, lauksiu jūsų čia prisijungiant. Galėsit man rašyti į PM-ą, jeigu turėsit kažkokių klausimų. Su jumis buvo Taiperis ir iki greito viso.